perkant Irano naftą. Na, pažiūrėkime. Noriu pasakyti, šiuo metu turime labai gerus santykius su Iranu, nors ir sunku tuo patikėti. Ir manau, kad tai yra maždaug 4 savaičių bombardavimų ir labai stiprios blokados derinys. Blokada galbūt yra net stipresnė nei bombardavimai, jei norite žinoti. Vakar Trumpas kalbėjo apie ZEVA blokados veiksmingumą, o visai neseniai Centcom paskelbė vaizdo įrašą, kuriame eskadrinis minininkas lydi krovininį laivą. Aš išvykstu grįžti į Irano uostą, pažiūrėkite į tai. Sky 4 tai yra karo laivas 115, prašome grįžti į pradinį uostą Irane. Ar priėmėte? Supratau, ponia, labai ačiū. Supratau, ponia. Kursas į Iraną. Ačiū. 4, taip, karo laivas 115. Suprantu, kad grįšite į savo ankstesnį uostą Irane. Tai čia, karo laivas 115, klausosi. Kanalas 16. Tai nuostabu girdėti šį pokalbį ir atsakymą. Dabar grįšiu į Iraną. Taip, tikriausiai tai puikiai idėja. Dabar su mumis Markas Montgomeris, vyresnysis tyrėjas Demokratijų gynybos fonde ir atsargos kontradmirolas Sepaneros karinėme jūrų laivyne. Patyręs kontradmirolas šiame regione. Malonu Jūs vėl matyti, admirolė. Ačiū, kad prisijungėte prie manęs. Šio ryto antraštė užsienio reikalų ministro Arakšio pranešimas, kad sąsiauris atidarytas. Prezidentas Trumpas ką tik paskelbė Truth Social platformoje. Iranas paskelbė, kad Irano sąsiauris visiškai atidarytas ir paruoštas laivybai. Ačiū. Kokia Jūsų reakcija į tai, admirolė? Jei tai tiesa, tai gera žinia. Beveik viską, ką girdžiu iš Irano valdžios, vertinčiau atsargiai. Da Guardia Revolucionária Islâmica. Jei tai tiesa, nes jie jau yra melavę, vilkinę, žinote, atidėlioja. Slepiama 47 metus, todėl turime būti atsargus. Jei tai tiesa, tai patvirtina, kad blokada buvo labai veiksminga. Embargas sulaikė nuo 13 iki 15 milijardų dolerių per mėnesį iš Irano degalų, maždaug 300 milijardų per metus. Irano šaliai šių lėšų kritiškai reikia, kad galėtų atstatyti šalį po 45 dienų bombardavimo sunaikinusio pramoninę bazę. Ši blokada pasiekė norimą efektą. Pakeisti Irano Islamo revoliucinės gvardijos IRGC politiką ir aiškiai parodyti, kas valdo Hormūzo sąsiaurį. Jungtinės valstijos, kai tik panorės, kontroliuoja srautą per Hormūzo sąsiaurį. Taip, Iranas nusprendė, kad sąsiaurio blokavimas yra didžiausias jų įtakos svertas. Tačiau jie suprato per labai sudėtingas derybas ir pačią realybę, kad kasdien praranda $100 milijonų iš savo svarbiausio ištekliaus. Savo pačios ekonomiką, kuri žinoma maitina jų gynybą ir atstatymą. Nesu tikra, kiek jiems rūpi siaubinga ekonominė padėtis, su kuria susiduria Irano žmonės, bet aš apie tai galvoju. Taip manote, kiek spaudimo daro Kinija? Darė spaudimą savo draugams Irane dėl šiandienos įvykių. Tai puikus klausimas. Istoriškai Kinija yra buvusi pasyvi ir vengia tarptautinės atsakomybės nuo 1949 metų. Tačiau tai pradėjo kenkti jų įvaizdžiui. Ilgainiui tai jiems kenkia, ne dėl to, kad Kinijai reikia kuro. Kinija turi tvirtas atsargas ir daug anglies. Jie turi atsinaujinančios energijos ir branduolinę energetiką, bet Kinijai reikia, kad kitos ekonomikos augtų. Jų ekonomika orientuota į eksportą, todėl jie negalėtų. Taigi Kinija patyrė ekonominį spaudimą dėl atoveiksmio efekto iš kitų ekonomikų. Taigi jie turbūt spaudė Iraną. Galbūt. Manau, ar tai buvo svarbus veikėjas? Tikriausiai ne. Bet pagrindinis veiksnys yra tai, ką sakė prezidentas. Žinote, jo bombardavimo kampanija, po kurios sekė finansavimo nutraukimas. Taigi, žinote, kai žiūrime į tai, kas vyksta su DI, kuri yra jūsų specialybė, ir galvojame apie ateitį, ši situacija buvo gana įprasta karinė situacija su bombardavimo kampanijomis ir blokadomis. Kaip manote, ką Iranas ir revoliucinė gvardija darys, kad išgyventų? Kokia kryptimi jie dabar keis savo galios strategiją? Jiems reikės analizuoti asimetrinės grėsmes. Jie jau bandė tradicinius metodus – įsigyti vidutinio ir ilgo nuotolio balistinės raketas, branduolinius ginklus arba ilgo nuotolio tarpžemyninę raketą. Tai yra branduolinis ginklas. Mes tai sustabdėme. Taigi manau, kad dabar jie analizuos daugiau kibernetinių, biologinių ir biologinių procesų priemonių.
Taigi, bet kas, ką jie mano galintys panaudoti spaudimui Jungtinėms valstijoms ir pranašumo prieš jas įgyjimui. Ar jų kibernetinės atakos buvo veiksmingos prieš vieną įmonę JAV? Per pastarąsias 45 dienas, ne prieš tokius sektorius kaip Kinija ir Rusija. Vanduo ir energija paveikia ištisus sektorius. Taip. Todėl turime atkreipti dėmesį į šiuos naujus pokyčius ir dirbtinio intelekto programas, iš esmės įsilaužimo programas, kurios dabar yra paleidžiamos įvairiose vietose ir pažiūrėsime, kas bus toliau. Admiralė Montgomeris, ačiū. Malonu jūs čia turėti. Pažvelkime į rinkas ir pažiūrėkime, kur viskas krypsta. Dow Jones atsidarė pakilęs 659 punktais ir nuo metų pradžios iš esmės išliko stabilus. Tačiau Irano užsienio reikalų ministro žinia, kad Hormūzo sąsiauris atidarytas, tarsi reikštų, jog aklavietė su Iranu buvo išspręsta. Todėl pas mus svečiuojasi Gajus Bensonas, Fox News politinis analitikas ir The Guy Benson Show laidos vedėjas per Fox News Radio. Ir Davidas Jasmanas, Fox Business vedėjas. Ponai, labai malonu jūs abu matyti, smagu, kad esate su mumis. Davidai, kokia jūsų reakcija? Iš to, ką šiandien girdėjome, rinkos atidarimo metu, Irano rinka tarsi pasiekė savo piką, nes visi sako, kad būtent dėl to rinkoms sekasi gerai. Rinkos kilo, kai auksas nukrito žemiau $90 ir toliau kilo. Teisingai, ne tai, kad jie būtų žinoję, ką sakys iraniečiai, bet jie stebėjo viską, kas vyko. Juk jau apie tai kalbėjome, ar ne? Aš pasižiūrėjau prieš tai ir manau, kad tai rodo, jog Trumpas laimėjo. Trumpas laimėjo ir arabų šalys laimėjo. Arabų šalys, buvusios jo sąjungininkės per pirmąją kadenciją, laimėjo matydamos Iraną kaip pagrindinį priešą. Iranas pralaimėjo, Kinija pralaimėjo. Jie prarado pinigus, jie nenorėjo keisti tiekėjo, nes būtų turėję mokėti daug daugiau. ES pralaimėjo, nes niekuo neprisidėjo sprendžiant šį klausimą. Manau, demokratai pralaimėjo sakydami, kad tai neturi jokių šansų įvykti. Blokada buvo labai sumanus žingsnis. Donaldas Trumpas tai suvienijo Jungtinės valstijas su Kinija ir ėjūkėnas Aesopus, kuri beje dėl blokados neturėjo pakankamai aviacijos kuro. Taigi, geras ėjimas. Galiausiai galite įrodyti, kad buvote teisus, bet karas nesibaigė. Tik keletas pastabų. Blokada tęsiasi, o tai reiškia, kad Iranas ir toliau gali būti atskirtas nuo finansinių išteklių, bet kokio ekonominio atokvėpio. Režimas vis dar valdžioje. Mes nežinome branduolinių dulkių likimo, ar jo branduolinės programos likimo, ar ateities. Žinome, kad paliaubos Libane tarp Hezbollah ir Izraelio buvo itin svarbios Iranui. Jos galioja nuo šiandien jau 9 dienas ir skaičiuojame toliau, iš viso 10 dienų. Gajau, kaip manai, kur mes esame? Taip, ar esi Dovido komandoje? Sutinku su Dovidu. Blokada buvo didžiulė Ofisikors Benewa karinė sėkmė ir puikus Trumpo administracijos žingsnis. Taip pat sutinku, kad Iranai čia žymiai atsitraukia. Tai pasakė. Kad pakartočiau tai, ką sakė vienas iš jūsų ankstesnių svečių, aš viską, kas ateina iš Irano, priimu labai atsargiai. Jie daug ką sako ir nuolat meluoja. Taigi, reikia pasitikėti, bet tikrinti. Ir nors tai atrodo išspręsta teigiamai ir rinka tuo džiaugiasi, pagrindinės problemos ir administracijos reikalavimai išlieka tie patys ir iki šiol nebuvo įvykdyti. Jei Iranai tikrai nori visam laikui užbaigti šią situaciją ir turėti bent kokią galimybę režimui išlikti, ko aš tikiuosi, kad neįvyks, bet jei jie nori, kad visa tai išnyktų ir galbūt įsilietų į normalų pasaulį, taip sakant, jie turi visiškai atsisakyti savo branduolinių programų. Visiškai. Jie turi atsisakyti to, ką Donaldas Trumpas vadina branduolinė dulkėmis. Jie turi atsisakyti terorizmo ir viskas. Reikalavimai, kuriuos viceprezidentas pristatė Islamabade, buvo tikslus ir nesikeičia dėl šio įvykio. Tikiuosi, kad spaudimas juos taip prispaudė, jog dabar jie bus pasirengę tai vertinti rimtai. Tai atrodo kaip priežastis atsargiam optimizmui, bet aš vis dar laukiu, kas nutiks toliau. Tai puikiai žinia rinkai. Naftos tiekimui ir eismui šiame regione Dubajus tvirtai pareiškė. Mes laimėjome, atlaikėme smūgius. Tai pirmas kartas, kai matome, kad šios Persijos įlankos valstybės tarsi mobilizuoja savo gynybą. Jie buvo paveikti, jie palaikė Jungtinės valstijas šioje blokadoje ir manau, kad matome labai naują alijansą arba šio alijanso konsolidaciją tarp Persijos įlankos valstybių, Izraelio ir Jungtinių valstijų. Kas? Tu pasakei. Galiausiai svarbiausia. Saudo Arabija gali naudotis Izraelio uostais savo naftai gabenti. Ar tai nenuostabu? Be to, didelis šio naftos šoko skirtumas yra tas, kad ankstesniuose mes priklausėme nuo naftos čekių.
Šį kartą pasaulis priklauso nuo to, ką daro Jungtinės valstijos, o Jungtinės valstijos tapo pagrindiniu energijos tiekėju ir varikliu visam pasauliui. Vieninteliai žmonės, kurie vis dar kenčia, yra Iranai. Daugelis jų vis dar yra įkalinti, daugelis laukia egzekucijos eilėje Teherano gatvėse ir jie nori, kad šis režimas baigtųsi. Jie nori, kad visa tai taip stipriai sužeistų režimą, kad jis neišgyventų gajau. Tai yra viltis, tai yra Irano žmonių tikslas. Mes meldžiamės už juos ir taip svarbu, kaip tu reguliariai darai savo laidoje, Marta, pabrėžti šio režimo barbariškumą Irano žmonių atžvilgiu. Pasaulis daug kartų triukšmavo dėl Gazos, dažnai nenuoširdžiai, kai kalbėta apie civilių aukas. Daugelis tų pačių žmonių stebėtinai tyli apie Irano žmonės. Ir tai yra liguista. Gerai, dar viena pastaba apie tai. Ekonomiškai, kaip čia minėjome, vakarų Teksaso naftos kaina krito daugiau nei 10%. Nedaug rinkų taip sviravo. Deividas, gali nukristi žemiau 80, pasiekti 70. Tai įmanoma, norėtume. Dabar nenuostolingumo riba yra $60 už barelį. Ačiū, Deividai.